Sveiki, aš esu Rainbow Dash ir šiandien mes filmuosime zombių apokalipsę. Nežinau, gal aš ir nelaip ištariu, bet nesvarbu, tai gero žiūrėjimo. Visiškai panašu, juk šiandieną buvo šitą dieną, šitą mėnesį, anksčiau buvo zombių apokalipsė. Ach, taip, aš taip pat girdėjau, kad šiandien yra ta diena, kaip prisiminimas. Nagi, juk nereikia čia niekas niekam aiškinti, visi žino. Nenorėčiau būti tuose laikuose. Jo. Man irgi būtų biški baisu. Man visiškai nebūtų baisu. Gerai, jei jau taip nori, aš galiu su savo magija nutemti tuos laikus. Aš tai juk nenoriu, nereikia geriau, Tai reiškia, tu bijai, šiaip. Nenoriu laiko gaišinti. Aš tikrai neįčiau. Po kelių valandų prasidėjo keisti garsai ir keisti dalykai. O Dieve, draugės, neįsivaizduot, ką aš mačiau. Aš irgi kai ką labai siaubingo mačiau. Aš kai ką girdėjau. Aš taip pat. Aš mačiau, kai aš jungiau iš krano vandens. Jis pradėjo piltis į viršus, aš nežinau, tai kažkaip keista. O aš mačiau, kaip kažkokie labai dideli kažkokie keisti pėdsakai yra žemėje. Aš girdėjau kažkokias, garsus. Aš girdėjau piktą. Man nežinau, ką jūs manot, bet man rodos panašiai zombiais. Aš nežinau, tai negali būti, bet aš nežinau. Eime pasižiūrėkime į kiemą. Gerai. Jo. Aš nesuprantu, kodėl visi rėkauja. Pasižiūrėkite, ten kažkokie du keisti poniai. Jei aš neklystu, zombiai ateina. Negali būti. Sese, žiūrėk. Mūsų nauji pusryčiai. Jau 100 metų tiek nevalgiau. Aš žymiai daugiau, mes žymiai daugiau nevalgiam. Na gerai, 1000 metų. Bet mes turėjom būti tame kvailame pilyje. O dabar atėjo laikas mums keršyti. Taip, sese. Ką, kaip suprast keršyti? Nesupratau. Kas čia nutiko, kodėl dabar yra zombiai? Viskas eina čia. Ne, jau atrodo, tu turi pasirinkti. Bet aš labai bijau. Sese, žiūrėk, šiek tiek turi poniai. Mums tikrai tiktų pusryčiams. Taip, jie atrodo gardūs. Jie visiškai panašus kaip mes, bet jie vis tiek yra poniai. Mano raudonas vagas vis šviečia, reiškia jie bijo mūsų. Tikrai pašviesk dar, ar jie mus taip bijo. Jie mūsų labai bijo. Tai tokie poniai, kurie mums ir reikia. Nežinau, kaip jūs merginos, bet man atrodo, kad tai tikrai yra kažkas baisaus. Tai zombiai. Bet taip, aš labai bijau. Jie zombių serijoje jūs pamatysit, kaip mūsų poniai toliau elgsis. Ar zombiai tikrai juos valgys, ar jos atsilaikys. Tai bus skaniausia mano gyvenime
Pusryčiai. Taip, ne veltui aš esu žalioji burtininkė. Ačiū tau, kad radai šį nuostabų kelią. Ir už ką. Tai gerai, čia buvo mano mažasis ponis, laukite antros dalies. Ir jo. Ciao.